Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Skaitmeninių įrenginių striktis ir jų šalinimas. Kas yra striktis? Tai laikinas skaitmeninio įrenginio sutrikimas, kai jis veikia ne taip, kaip tikėtasi. Tipai. Gali būti smulki, neįsijungia garsas arba rimta, sugenda programa, prarandami duomenys. Dažniausia priežastis – ne pats įrenginys, o žmogaus klaida. Pamirštas laidas, neišjungtas mygtukas, nepapildytas spausdintuvo popierius. Kodėl atsiranda strikčių? Techninės klaidos. Išsikrovė baterija, užstrigo popierius, pasibaigė rašalas. Naudotojo klaidos. Pamiršta prijungti laidą, neteisingai nustatyta klaviatūros kalba. Ryšio problemos. Neveikia arba nutrūksta internetas. Programinės klaidos. Programa nustoja veikti arba atsiranda pranešimai apie iškilusias klaidas. Kompiuterio ir klaviatūros striktys. Pelės ir spausdintuvo problemos. Aktualios striktis penktokams, internetas ir garsas. Aktualios striktis penktokams, kamera ir lėtas kompiuteris. Kaip elgtis susidūrus su striktimi? Pirmas žingsnis – patikrinti paprasčiausius dalykus. Ar jungtas kompiuteris, ar popieriaus. Antras žingsnis – pabandyti patiems tvarkyti, jeigu tai yra paprasta problema. Trečias žingsnis – nepavykus sutvarkyti problemos, kreiptis į mokytoją ar tėvus. Svarbiausia – išsiaiškinti priežastį, kad ta pati klaida daugiau nebepasikartotų. Refleksijos klausimai.